šiai dienai visi esam susidūrę su alerginių ligų problematika ir vienas iš svarbiausių dalykų tai yra tiksli ir išsami diagnostika. Tai noriu pasakyti, kad alergijos tyrimai kitaip negu dauguma iš mūsų žinomų tyrimų iš kraujo, gliukozė, cholesterolis ar visi kiti, jų tikslumas yra apibūdinamas, įvertinamas tik tai realiame gyvenime. Tai yra atliekamos įvairios alergologų mokslinės studijos su realiais pacientais, su jų simptomatika, su jų in vivo, taip vadinamais provokacijos arba odos dūrio mėginiais. Ir tuomet lyginama, ar kraujo tyrimas, būtent konkretus kraujo tyrimas, atitinka ir parodo tai, ką gydytojai įsivaizduoja, kad tai turi parodyti. Tai šiai dienai Alexas yra vienintelis Lietuvoje tyrimas, kurio tikslumas, kurio kokybė yra patvirtinta daugybė įvairių šalių mokslinių studijų ir jos yra publikuotos prestižiniuose medicinos žurnaluose. Taigi Alex yra tyrimas, kuris yra tinkamas išsiaiškinti, ar žmogus yra įsijautrinęs vienam ar kitam alergenui. Tai yra be galo išsamus tyrimas ir jisai dengia daugiau negu 99% visų kliniškai reikšmingų alergenų. Ir dažnai susiduriam su klausimu, iš tikrųjų, ar reikia tiek tų alergenų tirti, nes mes lietuviai turime Lietuvai savo būdingus alergenus. Tai noriu pasakyti, kad nepamirškime, kad šiai dienai mes visi keliaujame, kad šiai dienai nebėra vien lietuviški alergenai, kad išvažiavę bet kur keliaudami mes susiduriame su įvairiais kitom alergizuojančiom medžiagom. Todėl, Alex yra tyrimas, kurį pasidarius tampa aišku, ar yra kažkoks alerginis įsijautrinimas ar nėra. Tai reiškia, kad šitas tyrimas, vienas tyrimas turbūt atsako į daugybę klausimų. Kalbant apie Alex tyrimą, noriu pasakyti, kad Alex tyrimu yra ištyriama tiek maisto, tiek įkvepiami alergenai, tiek ir alergenai, kurie yra plėviasparnių vabzdžių nuoduose. Nes mes susiduriam su alergenu arba jį įkvėpdami, arba jį suvalgydami, arba mums įgelia vabzdys. Tai Alex tyrime yra visas platus spektras tiek įkvepiamų alergenų, tiek maisto alergenų, kurie patys savaime gali sukelti alerginę reakciją, maisto alergenai, kurie gali sukelti kryžmines reakcijas ir taip pat platus plėviasparnių vabzdžių nuodų alergenų paketas. Tai kaip ir visi kraujo tyrimai, Alex tyrimas yra atliekamas iš kraujo, tačiau Alex tyrimui tinka ne tik tai veninis kraujas, bet tinka ir kapiliarinis kraujas iš pirščiuko, todėl tyrimas šitas yra draugiškas vaikams. Ir tyrimui reikalingas labai nedidelis kraujo kiekis. Alex tyrimas yra unikalus dar ir tuo, kad kartu su tyrimo rezultatais sertifikuota programinė įranga suformuoja individualų pacientui jo tyrimų aprašymą, išaiškinimą. Ir tai leidžia tiek jums patiems, tiek jūs gydančiam gydytojui geriau suprasti, įvertinti gautus tyrimo rezultatus. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu kartais jūs ar jūsų vaiką ištiko ūmi alerginė reakcija ir jūs norite tučtuojau tuoj pat nueiti ir išsitirti, tai palaukite. Palaukite 4-6 savaitės, nes tam, kad kraujo tyrimas būtų tikslus, po ūmios reakcijos turi praeiti ne mažiau kaip 4 savaitės. Ir tuomet galima jau darytis kraujo tyrimą, Alex tyrimą. Tai Alex tyrimui specialaus pasirašymo nereikia. Jums nereikia nutraukti prieš alerginių vaistų vartojimo, taip pat tyrimą galite priduoti ir pavalgius. Norėčiau paraginti tėvelius.
Jeigu jūs jaučiate ar matote, kad jūsų vaikui pasireiškia simptomai, kurie galėtų būti sietini su alerginė liga, nedelskite. Ištirkite, atlikite ALEX tyrimą ir kuo anksčiau liga yra aptikta, tuo didesnė tikimybė, kad ji neperaugs į sunkesnes formas.